trumpai, bet šiaip jinai ten, jos nesustabdys, jinai kaip užsivedė ten savo pasakot kažką. Aš nelabai ten ir atsimenu, ką jinai kalbėjo, ką pasakojo, bet savo temą kažką. Tiesiog vieną temą. Paėmė ir varo. Liūtas 30, liūtas 30, Univeras dar daugiau. Pati didžiausia dovana yra Univeras. Ten dar daugiau už liūtą. Šiemet dar negau nei liūtų, nei Univerų. Įdomu, ar gausiu šiemet kažką ar ne. Na, aišku, dar tik pradžia metų. Univero praeitais negau, liūtų gavau. Liūtų gavau kur su mažu liūtuku, dviese. Ką darysiu, kai mes liūtom? Nieko, ačiū pasakysiu, pasidžiaugsiu. Ir ačiū pasakysiu, padėkosiu. Nu tai varysim, jeigu mes į liūtą. O su kuo žaidžia jisai, Kazy? A jis užimtas? Nu ble, jis užimtas. Reikės į Kanadą daryti. Varysim. Per TikToką, per ekraną varysim į Kanadą. Ir į Ameriką, bet kur. Nu ką tu čia prisikalbėsiu, nenori nevarai, kas neaukit, nenori nevarai, čia nėra būtinybės. Patys meta savo norų. Bet reikia žmonėms suteikti vilčių. Nereikia sakyti, kad ne. Jeigu turi vilčių, taip. Bus nenaudinga, jeigu nesuteiksi. A tu galvoji, kad tau pavyks išlošti ir laimėsi ir pasidarysi tų šaibų? Galvoji, tau sukris? Nu, aš linkiu, kad tau tai būtų, kad tu laimėtum. Įsuk tiek, kad laimėk ten, padaryk tiek, kad išeitų liūtas. Aš tau to linkiu. A, tai kas čia, jeigu čia nelošimas? Nu, žodžiu, kas ir bebūtų, bet gauk man ant liūto. Kas buvo sudomsi, nežinau, šiandien geria. Geriais visą dieną. Tėvas į ten išvijo, tai va, žodžiu, aš pati nelabai dabar žinau, nes aš su juo nežaidžiu, tai aš nežinau, kas ten pasivyksta. Ne tik šiandien, 15 dienų kaip ir pagal planą bus. Jo, pas mane atvarys. Prašysi pas mane. Gersim kartu. Turi mylimą moterį, bet sėdi kitų laivės maukai, ne, Mindaugai. Turėdamas kitą moterį. Nelabai panašu, kad turi mylimą moterį, nes jeigu turėtų mylimą moterį, tau nereiktų sėdėti kitų laivose, dabar būtum su tą mylimą moterim. Tai gal jinai tavęs nemyli tada, nežinau, kaip tu ją turi, bet jinai gal neturi tavęs. Ta mylima moteris, kad tau reikia pas kitą sėdėti rašinėti, o ne su mylima moterim būt. Tai kur ta mylima moteris, kad sėdi pas jaunas 50+, būdamas pats. Da, kai IG toks pat kaip TikTokas. Nu, palyginti su Mindaugu, kur 50+, tai aš jauna.
Taip, 24 metai. Nėra jau jauna, bet, ne 50 plus irgi. Tai aš dar vaikas jaučiuos. Tai liūtas ir lendam, ir kavos, ir arbatos. Oi, ta pensija sunki, matau. Tie 50 plus sunku. Žmonėm nenorėčiau, kad man tiek būtų. Tas tada aš jaučiu sėdėsiu kokio jauno vaikino laivę ir bandysiu kažką įrodinėti. Jam, būdama 50 plus. Oi, ta pensija. Nieko gausi jie, ką ten gauna jie pašalpą, ne pašalpą, ką ten gauna pensiją. Pašalpas, pensija. Tai nieko gal iš savo pensijos, ką nors, nei kokią rožytę vieną kitą. Išaus iš savo pensijos. Ta proga. Kada jums ten pensija pareina? Mindaugai, kada ten tau pensija išmoka? Įmesi gal tą progą rožytę kokią? O pensijos kiek gauni, Mindaugai? Ką tas Donis jau užimtas, nėra su ko žaisti. Iš ko gauni? Iš pensijos tiek gauni? Čia pensijos tiek gauni? 4 štukės. Tai jeigu gauni pensijos, tai mesk kažkokią dovaną. Blondinį tėtis, ačiū. Na taip, ir TikToką svarbiausia paminėti, pasakyti. Nes visiems labai įdomu, kiek tu gauni, visiems labai įdomu, kiek tu uždirbi. Kas tavęs išklausys, jeigu ne TikTokas?